Vėjo malūnas. Vieną vasaros dieną Beris ir Dolė žaidė badmintoną prie malūno. Staiga jie išgirdo verksmą. Jis sklinda iš tos pusės, pastebėjo sraigius. Jie patraukė link ten, iš kur girdėjosi verksmas, ir priėjo malūną. Ten jie rado miltvabalį sėdintį ant žemės ir verkiantį. Kodėl tu verki? Paklausė jie. Audra sulaužė malūno sparnus ir aš negaliu jų pataisyti, pasiskundė miltvabalis. Pasikvieskime kitus. Stenlis turi pjūklą, Baltazaras turi plaktuką, visi kartu mes juos pataisysim, pasiūlė Dolė. Gerai, šniurkštelėjo miltvabalis. Ir boružėlė nuskrido pasikviesti draugų. Netrukus pasirodė Stenlis, Baltazaras, Zefira, Edis, Burbuliukas ir Morisas. Jie visi ėmėsi taisyti sulaužytus sparnus. Jie plušėjo ištisas 2 dienas ir galiausiai darbas buvo baigtas. Valio, sparnai kaip nauji, džiaugiasi miltvabalis. Rytoj vėl galėsiu malti, pagaminsiu miltų ir iškepsiu jums šviežios duonos. Bet kita diena prasidėjo prastai. Vėjas nerodė jokio noro pūsti, o sparnai be jo pūtimo nesisuko. Miltvabalis vėl pradėjo verkti. Viskas gana, neverk. Mes juos pastumsim, gal tada jie pradės suktis, pasiūlė Stenlis ir visi jam pritarė. 6 sparnus stūmė 7. Stenlis, Baltazaras, Burbuliukas, Edis, Zefira ir Morisas. Jie stūmė ir stūmė, bet netrukus pavargo. Taip ir neiškepsiu duonos, dejavo miltvabalis. Einu paprašysiu vėjo papūsti, nusprendė Zefira ir nuskrido aukštyn. Ji mandagiai užkalbino vėją. Mielas vėjau, gal galėtum papūsti, nes nesisuka malūno sparnai, o miltvabalis verkia. Vėjas labai nustebo. Kažką sumurmėjo panosėje ir tingiai nusileido žemyn. Jis giliai įkvėpė ir pradėjo pūsti į malūno sparnus. Malūnas vėl pradėjo suktis ir malti. Miltvabalis subėrė grūdus ir girnos sumalė juos į aukščiausios kokybės miltus. Išėjo didžiulis baltų miltų kalnas. Malūno sparnai vis sukosi ir sukosi ir nesustojo, kol Zefira nedavė vėjų ženklo. Ačiū, jau užtenka, tarė jį dėkingai šypsodamasi, ir vėjas vėl pakilo aukštyn. Kai miltai buvo sumalti, miltvabalis pradėjo ruošti duonos tešlą. Jis įdėjo kepalą į krosnį ir kantriai laukė, kol iškeps. Kai kepalas įgavo auksinę spalvą, jis jį išėmė ir supjaustė storomis riekėmis. Bičiuliai tepė ant duonos sviestą ir uogienę ir puotavo tol, kol neliko nei trupinėlio. Dolės gėlės. Vieną pavasario dieną boružėlė Dolė sodino gėlę priešais namelį ir pamatė ateinant auksavabalį Burbuliuką. Ar ji užaugs didelė? Paklausė jis Dolės. Taip, tai bus didelis krūmas pilnas žiedų.
Kai atėjo vasara, krūmas apsipylė žiedais. Visi, kurie ėjo pro šalį, giliai įkvėpdavo saldaus aromato. Kaip gražu, negalėjo atsigėrėti Flaterė. Kaip ir Beris, Baltazaras, Stenlis ir Burbuliukas. Vasaros vidury saulė ypač kaitino. Dolly rūpestingai laistė gėlę, kai kanarėlė Christopheris atgabeno jai pakvietimą. Čia nuo Keitės, ji kviečia mane į svečius. Ji labai apsidžiaugė. Keliauk, Dolly, aš palaistysiu tavo gėlę. Ačiū, Burbuliuk, manęs nebus 6 dienas. Laistyk mano gėlę kasdien, kitaip ji nudžius. Nepamiršiu, nesijaudink, pažadėjo Burbuliukas. Burbuliukas atsakingai laistė gėlę kitą dieną ir dar kitą, ryte ir vakare. Grįždamas jis ėjo pro Flaterės namą. Drugelė buvo užsėmusi stogo dažymų geltonai. Ir aš norėčiau nusidažyti namelį. Man liko daug dažų, gali pasiimti, jei nori. Ačiū. Išaušus kitam rytui, jis pradėjo dažyti savo namelį. Ir taip įniko į dažymą, kad visai pamiršo apie Dolės gėlę. Prisiminė tik tada, kai atėjo Dolė ir verkdama pasibeldė į jo duris. Burbuliuk, mano gėlė nudžiuvo. O, visai pamiršau, sutriko auksavabalis. Jie abu stovėjo prie nykstančios gėlės. Bandė laistyti, bet nebuvo jokios naudos. Krūmo šakelės liūdnai nulinko, o žiedlapiai pabiro ant žemės. Čia gali padėti tik lietus, pasakė elniaragis Stenlis. Gausus vasaros lietus, kuris sudrėkina žemę. Nagi lyg lietau, lyg palyki vėl, kad lapeliai sužaliuotų, o šakelės atsigautų. Lyg palyk dieną naktį, kad žemelė atsigautų. Lyg ir niekad nesustok. Bet lietaus vis tiek nebuvo. Burbuliukas labai norėjo pralinksminti Dolę. Jis suko galvą, ką čia padarius. Ir staiga jam šovė mintis. Mielas debesėli, paberk lietaus ant mūsų miško. Dolė labai nusiminusi, nes jos gėlė nudžiuvo. Jau vėlu. Aš noriu miego. Padarysiu tą rytoj. Apsimiegojęs tarė debesis. Paskui užsimerkė ir užmiego. Kai Dolė išėjo pro duris, lietaus lašas nukrito jai į delną. Lyja! Greičiau, lyja! Beri, lyja! Lijo vis smarkiau ir smarkiau, Dolė ir draugai dar niekada taip nesidžiaugė lietumi. Krūmas atsigavo, o nulinkusios šakelės pakilo. Žiedai vėl prasiskleidė ir godžiai gėrė vandens lašus. Žiūrėkite, krūmas vėl sužaliavo, pastebėjo boružėlė. Jis ne tik sužaliavo, bet ir paaugo. Burbuliukas prisirinko žiedlapių ir nuskrido prie debesies. Ačiū. Ir pabėrė jį kvepiančiais žiedlapiais. Žibintai. Jonvabaliai gyveno mažame apvaliame namelyje, kuris kabojo ant medžio šakos kalvos viršūnėje. Vieną vasaros rytą jie pabudę pajuto, kad vėjas blaško jų namelį pirmyn ir atgal kaip didžiulę švytuoklę. Siaučia audra ir vėjas krato namelį. Išsigandęs tarė vienas jonvabalis. Turime tai sustabdyti, kitaip gali lūžti šaka, suriko antras jonvabalis, bet buvo per vėlu. Virvė nutrūko ir namelis pradėjo kristi. Rėkė jonvabaliai ir kuo skubiau išskrido pro langą.
Niekas nenukentėjo, bet namelis buvo sugriautas. Miško draugai susirinko pažiūrėti, kas čia per triukšmas. Mūsų namelis sudužo, sušuko mažiausias jonvabalis ir įsikniaubė į Dolę. Mes pastatysime jums naują, pasiūlė Baltazaras. Blogiausia tai, kad sudužo ir mūsų žibintai, tarė jonvabalių vadas. Mes kaip nors juos suklijuosim, ramino Beris. Ne, Beri, jų negalima suklijuoti, teks eiti pas jonvabalių išminčių. Tik jis gali mums duoti naujus žibintus, pasakė jonvabalis. Kada išvykstam, paklausė kiti. Dabar pat. Ir jonvabaliai išskrido. Geros kelionės, šaukė jiems Beris ir Dolė. Jie skrido 3 ilgas dienas. Pirmą naktį praleido po grybo kepurę. Antrą naktį įsitaisė oloje. O trečią dieną jie pasiekė jonvabalių išminčiaus namus. Senojo jonvabalio namas atrodė visai kaip jonvabalių žibintas, tik buvo daug didesnis. Išminčius atidarė duris. Jam buvo sunku judėti su sidabriniais sparnais, nuleistais ant išlinkusios nugaros. Jis nešiojo aukštą gobtuvą, o jo barzda siekė žemę. Jis atrodė visai kaip burtininkas. Užeikite, pratarė jis. Jonvabaliai jam papasakojo, kad jų namelis nukrito ant žemės, o visi žibintai sudužo. Štai kas nutiko, tik tu gali padėti. Gerai, aš jums padėsiu, duosiu naujus žibintus, bet jūs turite gerai juos saugoti. Jūs vieninteliai šiame miške galite įžiebti šviesą tamsoje. Jis atsargiai nukėlė žibintus ir išdalino juos jonvabaliams. Tvirtai juos laikykit, tarė jis mostelėjo lazdelę ir žibintai stebuklingai sužibo. Kokie jie gražūs! Ačiū! Pažadame labai saugoti naujus žibintus, pažadėjo jonvabaliai ir išskrido namo. O kur mes gyvensime grįžę namo? Neramiai klausinėjo jie vienas kito. Bet ilgai nerimauti jiems neteko. Ei, skriskite čionai, štai jūsų naujas namelis, šaukė Beris, Dolė, Baltazaras, Flaterė, Stenlis ir kiti miško draugai. Mes pastatėme namelį šio medžio drevėje, pasakė Beris. Dar padarėme langus ir duris, tęsė Flaterė. Dabar jūsų namelis tikrai nenukris, išdidžiai užtikrino Baltazaras. Ačiū, sušuko jonvabaliai ir pavargę nuėjo miegoti. Jie atsigulė į 15 lovų ir iškart užmigo. Oro balionas. Vieną vasaros popietę miške pakilo vėjas. Boružėlio Dolita ir sraigius Beris stebėjo jį pro taškuoto namelio langą. Audra lenkė medžius ir plėšė namų stogus. Lietus pylė kaip iš kibiro. Kai lietus baigėsi ir vėjas pagaliau nurimo, 2 draugai išėjo pasižvalgyti į mišką. Žiūrėk, Dolita, vėjas nuvertė šitą medį, pasakė Beris. O lietus išguldė visas mano gėles, atsiduso Dolita. Atskubėjo žiogės Triksė. Dolita, Beri, greičiau ateikit, kažkas guli pievoje. Draugai rado gegužvabalę gulinčią vidury pievos. Oi, kas tau nutiko? Kuo tu vardu? Kas tu?
Aš gegužvabalė Odeta. Gyvenu kalnuose, bet vėjas mane atnešė čionai ir aš smarkiai susitrenkiau galvą. Mano sparneliai silpni, aš negaliu paskristi. Nežinau, kaip grįšiu namo. Skundėsi gegužvabalė. Jie pakėlė Odetą ir nunešė ją į Striksės namus. Nesijaudink, galiausiai pasakė Dolita, mes tau padėsime grįžti namo. Ta popietę bitinas Baltazaras, drugelė Matilda ir elneragis Saulius atėjo aplankyti Odetos. Jie bandė sugalvoti, kaip galėtų sugrąžinti ją namo. Geriausia būtų perskraidinti su oro balionu, pasakė Saulius. Bet iš ko mes padarysime oro balioną? Paklausė Beris. Panaudosime anklodės, pagalves ir paklodės, pasiūlė Matilda. Taip pat užuolaidas ir rankšluosčius, pridūrė Saulius. Jie iškart ėmėsi darbo. Jie susiuvo visas anklodės, užuolaidas, paklodės ir rankšluosčius. Reikėjo laiko viskam baigti, bet Odeta padėjo kiek galėjo. Kasdien ji jautėsi vis tvirčiau ir netgi galva jai nustojo skaudėti. Baigta, pasakė Saulius. Ačiū, džiugiai tarė gegužvabalė. Valio! Mes skrendam! Džiaugiasi Beris. Oho, kaip gražu! Iš čia matosi visas miškas. Juokėsi Dolita. Pradėjo temti. Kai jie galiausiai atskrido, Odeta sušuko. Valio, aš namie. Ačiū jums. Prašau, pasilikite nakčiai, galėsime stebėti krintančias žvaigždes. Mielai, atsakė mažieji draugai. Odeta greitai paruošė užkandžių, pavaišino juos gardžiais pyragėliais ir arbata. Po vakarienės visi susėdo priešais Odetos namą ir laukė, kol danguje pasirodys krintančios žvaigždės. Valio, pamačiau krintančią žvaigždę, džiugiai sušuko Beris. Ir aš, pasakė Dolita. Ir aš, pridūrė Saulius. Kai pasidarė šalta, jie nuėjo į vidų ir stebėjo žvaigždes pro langą. Jie visi sugalvojo po norą ir greitai užmigo. Prieš pasinerdama į sapną, Odeta sugalvojo norą, kada nors vėl susitikti su naujaisiais draugais. Balandis. Batutas. Balandžio mėnesį balandis atnešė skruzdėlėms siuntinį. Nuo ko jis? Klausė vaikai. Mano draugės raudonosios skruzdės iš kaiminystėje esančio miško, paaiškino skruzdė motinėlė. Skruzdėlės atidarė siuntinį ir viduje rado batutą. Nagi, pripūskime jį, sušuko mažosios skruzdėlės ir visos pradėjo pūsti spalvotąją dovaną. Batutas netrukus pasirodė visu savo dydžiu. Skruzdė motinėlė paprašė daktaro Pelėdos pakviesti visus ant pievos. Sveiki visi, ateikite pašokinėti, ateikite ant skruzdėlių batuto, šaukė daktaras Pelėda. Niekas nenorėjo praleisti progos pašokinėti ant batuto. Vienintelis ją praleido mažasis Sraigius, nuėjęs aplankyti Sraigių Semo. Tačiau neilgai trukus sutemo dangus ir prasidėjo audra. Visi mažieji vabaliukai subėgo į skruzdės namus.
Lietus virto kruša. Maži ledo gabaliukai batute prakirto skyles. Kol praūžė audra, batutas susilygino su žeme. Tik tada namo grįžo Beris. Batutą išbandyti buvo per vėlu. Jis buvo visiškai išsileidęs ir plokščias gulėjo ant kalvos. Praleidau batutą, kūkčiodamas tarė Beris. Neliūdėk, suklijuosime jį ir pripūsime dar kartą, Dolė patikino sraigių. Beris nieko nepasakė ir nuleidęs galvą, nuėjo namo. Grįžęs įlindo į karštą vonią, norėdamas susišildyti. Įsitraukė savo vonios žaislus, bet net jo mėgstamiausias banginis jo nedžiugino. Visi sunkiai galvojo, kaip galėtų vėl pralinksminti Berį. Galėtume pagaminti savo batutą, sudėję daug čiužinių, pasiūlė bitė. Nepavyks, jie nuslys ir visi nukrisime, liūdėjo Stenlis. Galėtume tarp medžių ištempti paklodę, kaip tada, kai gaudėme aitvarą, tarė Flaterė. Neblogai, bet taip jau esame darę. Gal dar kas turite minčių, paklausė Dolė. Aš turiu, sušuko Burbuliukas. Vieną kartą, kai išdžiuvo Dolės gėlės, paprašiau draugiško debesies trupučio lietaus. Gal šį kartą galėčiau jo paprašyti, kad leistų Beriui trumpam pašokinėti? Bet Beris nemoka skristi. Kaip jis užkils ant debesies? Sutriko Baltazaras. Mes jį nuskraidinsime, pasakė Dolė. Taigi Burbuliukas nuskrido prie didžiausio debesies ir pristatė savo planą. Tuo metu visi draugai nuskubėjo pas Berį. Nuskraidinsime tave pašokinėti, Flaterė tarė sraigiui. Tik stipriai laikykis, pasakė Dolė, ir pakėlė jį, visi nuskrido aukštai į dangų. Debesis mielai leido Beriui ant savęs šokinėti ir pamojavo Dolei, kai jam išseko jėgos. Man atrodo, šiam kartui pakaks. Mažieji draugai padėkojo jam už pagalbą ir nuskraidino Berį atgal ant žemės. Ačiū, buvo nuostabu, tarė Beris su šypsena ir apkabino savo draugus. Skruzdėlės užtruko kelias dienas, kol sutaisė visas skyles, bet galiausiai visas užsiuvo ir šįkart Beris nepraleido progos pasilinksminti kartu su kitais. Aitvaras. Sraigis Beris dar miegojo, kai boružėlė Dolita pabeldė į jo langą. Labas rytas, Beri. Pasigaminkime aitvarą. Dolita nupiešė aitvarą, o Beris jį iškirpo. Jie jį papuošė spalvotais kaspinais. O tada prie jo pririšo ilgą virvelę. Pažiūrėkim, ar jis skris, tarė Dolita. Jie susikibo už rankų ir pasiruošė paleisti aitvarą. Bet kad ir kaip jie stengėsi, aitvaras vis neskrido. Užlipsiu į medį ir pabandysiu paleisti iš ten. Gal tada jis skris? Paaiškino Dolita. Bet aitvaras ir vėl nukrito ant žemės. Staiga papūtė vėjas ir nunešė aitvarą kartu su Dolita. Beri, gelbėk! Beris įlipo į medį ir sugriebė Dolitos kojas, bet negalėjo jo sulaikyti, todėl dabar jie jau abu skraidė ore. Pro šalį skrido bitė Baltazaras. Jis sugriebė Berio koją, bet negalėjo sustabdyti aitvaro. Todėl dabar jie jau skraidė tryse. Kolorado vabalas Edvinas sėdėjo ant pušies viršūnės. Jis sugavo Baltazaro koją,
todėl dabar jie jau skraidė 4. Trikšę padėk! Sušuko Baltazaras žiogiai, kuri šokavo pro šalį. Striksė sugriebė Edvino koją, todėl dabar jie jau skraidė 5. Vėjas vis stiprėjo ir stiprėjo. Pro šalį skrido drugelį Matilda. Ji sugavo šoklio koją, todėl dabar jie jau skraidė 6. Elniaragis Saulius ir laumžirkė Zefyra beviltiškai stebėjo draugus. Vėjas mus neša tiesiai į mišką. Aitvaras užkliuvo už aukšto medžio ir jie nusileido ant medžių viršūnių. Vėjas nurimo ir išlindo saulė. Beris nerimastingai pažvelgė į boružėlę. Dalita, aš nemoku skraidyti. Kaip aš nuo čia nulipsiu? Nesijaudink, Beri, mes tikrai ką nors sugalvosim. Žinau, ką daryti. Šok ant šios paklodės, Beri. Nebijok, tu nesusižeisi. Beris nusileido ant paklodės ir vėl pašoko į orą. Pažvelkit į mane, kaip smagu. Mes irgi norim, sušuko visi kiti. Mažieji draugai šokinėjo ant paklodės, kol sutemo. Kai visi jie buvo gerai įmigę, vėjas vėl papūtė ir nunešė Aitvarą toli, toli. Blogas sapnas. Buvo audringa naktis ir sraigius Beris ruošėsi miegoti. Jis išsivalė dantis ir šoko į lovą. Bet staiga jis išgirdo keistą triukšmą lauke. Turbūt tai tik vėjas. Bet triukšmas pasikartojo. Kas galėtų būti? Jis užsidėjo šlepetes ir atidarė duris, bet lauke nebuvo nė gyvos dvasios. Turbūt tai tik mano vaizduotė, pasakė jis ir grįžo į lovą. Bet kažkas vėl pabeldė. Kas ten? Sumurmėjo Beris. Jis atidarė duris ir pažvelgė laukan. Kirmėliuk, užeik vidun. Tu toks mažas, kad aš tavęs nepamačiau. Kas nutiko? Sapnavau blogą sapną. Ar galiu nakčiai likti pas tave? Paklausė Kirmėliukas. Žinoma, gali. Beris surado kartoninę dėžę ir padarė iš jos lovą Kirmėliukui. Prašom, gali miegoti čia. O kuo aš užsiklosiu? Gali užsikloti mano miego kepurę. Ji visai kaip miegmaišis. Puiku, Kirmėliuk, o dabar miegokim, aš labai pavargęs. Beris jau sapnavo pirmą sapną, kai Kirmėliukas jį pažadino. Ar gali man įjungti šviesą, Beri? Aš bijau tamsos. Šią naktį toks ryškus mėnulis, tau nėra ko bijoti. O dabar pabandyk užmigti. Bet juk tamsu. Nenusileido Kirmėliukas. Ne tamsu. Tamsu. Gerai jau. Atitrauksiu užuolaidas, kad galėtų matyti mėnulį ir žibančias žvaigždes, o dabar miegok. Nepatenkintas pasakė Beris. Sraigius užsitraukė antklodę iki pat nosies ir greitai užmigo. Bet Kirmėliukas jį vėl pažadino. Noriu gerti. Tai atsigerk, Kirmėliuk, supyko Beris.
Negaliu pasiekti, prašau, padėk man, Beri. Aš noriu tik lašelio vandens. Ačiū, saldžių sapnų. Beris būtų susapnavęs saldžius sapnus, jei kirmėliukas nebūtų jo vėl pažadinęs. Aš noriu valgyti. Jau per vėlų valgyti, pavalgysim pusryčius ryte. Bet aš alkanas. Per tą audrą nevalgiau vakarienės. Skundėsi kirmėliukas. Ačiū, daugiau tavęs netrukdysiu. Pažadėjo kirmėliukas, bet neištesėjo savo pažado. Beri, negaliu užmigti, man baisu. Sušuko jis vėl, prikeldamas mažą sraigių. Ko tu bijai? Pavargęs nusižiovavo Beris. Nežinau, prašau, papasakok man istoriją, nuo kurios aš visad užmiegu. Gerai, papasakosiu, vis tiek dabar jau neužmigsiu. Ir Beris pradėjo pasakoti kirmėliukų istoriją. Jis jam papasako apie tai, kaip aitvaras nuskrido tolyn, kaip jie rado grybuko kepurę, kaip daktaras Pelėda išgydė jo ausies uždegimą, apie tai, ką šimtakojis gavo kalėdoms. Bet kirmėliukas jo negirdėjo, nes jau seniai miegojo. Pagaliau Beris užmigo. Kai jie pabudo, audra buvo nurimus ir švietė saulė. Matai šį paveikslėlį prie mano lovos. Kartais ir aš sapnuoju blogus sapnus, o kai tai nutinka, aš pagalvoju apie fėją. Ji padeda nuvyti šalin visas bjaurias mintis ir blogus sapnus. Nupiešiu tau ką nors, kas tau labai patinka, galėsi pasikabinti tą paveikslėlį virš savo lovos. Jei būsi liūdnas, pažvelgsi jį ir iškart pasijusi geriau, o visi blogi sapnai taip padings. Saulė, nupiešk man saulę. Man ji labai patinka, visada šypsosi. Labai gražu. Ačiū tau, pasakė kirmėliukas. Pasikabink jį virš savo lovos, pasakė Beris. Kirmėliukas paėmė paveikslėlį ir laimingas nuėjo namo. Burbuliuko bokštas. Buvo saulėta vasaros popietė ir vabaliukas Burbuliukas nusprendė pažaisti su spalvotomis kaladėlėmis. Pastatysiu iš kaladėlių aukštą bokštą, pagalvojo jis ir nusinešė jas prie kalvos. Tada jis išbėrė spalvotas kaladėles didelio ąžuolo pavėsyje. Bokštui augant, vabaliukui buvo vis sunkiau pasiekti viršūnę. Jis turėjo pasistiepti ant pirštų galų ir vos siekė viršutinę kaladėlę, bet jo ranka nuslydo ir bokštas subyrėjo. O ne, skundėsi Burbuliukas. Dabar teks viską pradėti iš naujo. Ir vabaliukas pradėjo statyti bokštą iš naujo. Bokštas augo ir pasidarė labai aukštas. Bet o varge, nuo ąžuolo šakos nukrito gilė ir nugriovė vabaliuko bokštą. Mano gražusis bokštas, jis vėl sugriuvo. Tas kvailas ąžuolas dėl to kaltas, pasakė jis garsiai. Ir Burbuliukas pradėjo iš naujo, tik šį kartą jis pasitraukė toliau nuo ąžuolo. Jis krovė kaladėles vieną ant kitos, kai pro šalį ėjo jo draugai sraigius Beris, Boružė Dolita ir Elneragis Saulius. Oho, kokį gražų bokštą pastatei, Burbuliuk, nusistebėjo jie. Taip, jis beveik baigtas. Man beliko uždėti raudoną trikampį ant viršaus. Bet staiga papūtė vėjas ir nuvertė jo gražųjį bokštą. To jau per daug. Daugiau nebenoriu statyti bokšto. Einu namo. Draugai nubėgo paskui jį. Burbuliuk, palauk. Gal mes tau pastatysim tą bokštą? Ne, daugiau nenoriu statyti bokštų. Bet to turite tiek mažai kaladėlių, aukšto bokšto nepastatysit. Suniurnėjo vabaliukas, jis nuėjo į savo namus ir trinktelėjo durimis. Kaip galėtume jam padėti? Susimastė Dolita. Reikia sugalvoti, kaip jį pralinksminti. Žinau, ką galime padaryti, pasakė Saulius.
Namuose turiu dar vieną kaladėlių rinkinį, atsinešiu jas ir galėsite pastatyti tikrai aukštą bokštą. Kokia šauni mintis. Aš irgi turiu visą dėžę kaladėlių. O aš atsinešiu savasis. Mes pastatysim aukščiausią bokštą pasaulyje. Beris atvežė kaladėlę su mašinėle. Dolita atvežė savąsią su karučiu, o Saulius jas atsinešė dideliame krepšyje. Sveikas, Burbuliuk! Žiūrėk, mes visi atsinešėm savo konstravimo kaladėles. Gal kartu pastatysim aukštą bokštą? Maloniai pasakė Dolita. Galim jį statyti tavo namuose, kad vėjas jo vėl nenuverstų, pridūrė Beris. Dievulėliau, tik pažiūrėkit į tą daugybę kaladėlių. Iš jų pastatysim labai aukštą bokštą. Linksmai pasakė Vabaliukas. Dabar metas uždėti ant viršaus raudoną trikampį. Tu jį turėtum uždėti, Burbuliuk, pasiūlė Saulius. Valio, jis baigtas, sušuko visi kartu. Paskui Beris, Dolita ir Saulius atsisveikino su Burbuliuku. Ta vakarą Vabaliukas nuėjo miegoti labai laimingas. Jis žiūrėjo į bokštą, kol užmigo. Gegužė. Paskui plaustą. Buvo saulėta gegužės diena ir elniaragis Stenlis su bite Baltazaru tyliai sėdėjo ant upės kranto. Iš rastų šakelių Stenlis pradėjo statyti plaustą. Jis rišo šakeles ilgomis žolėmis ir iš lapo padarė plaustui didelę burę. Žiūrėk, baigiau! Su pasididžiavimu tarė rodydamas plaustą Baltazarui. Įdėkime jį į vandenį, pažiūrėkime, kaip plauks, pasiūlė bitė. Sekime paskui jį, entuziastingai tarė Baltazaras. Ir abu nusekė paskui plaustą, norėdami pamatyti, kaip toli jis plauks. Staiga sutemo dangus. Berniukai nežinojo, ką daryti. O, varge, kur mes? Paklausė Baltazaras. Nežinau, rodos nuklydome nuo savo miško, atsakė Stenlis. Apsisukime atgal, kol nepradėjo lyti, sunerimusi tarė bitė. Gerai, bet palauk, atnešiu plaustą, tarė Stenlis, bet plausto jau nesimatė. Palik jį, galėsi pastatyti dar vieną. Vos spėjus padėti kelis žingsnius, prasidėjo audra. Kaip dabar grįšim namo? Panikavo Baltazaras. Griebkite man už kojų ir abu parskraidinsiu namo, tarė balsas iš viršaus. Berniukai pakėlė galvas ir pamatė kanarėlę Kristoferį. Jie tvirtai įsikibo jam į kojas. Jiems labai gerai sekėsi, kol stiprus vėjo gūsis nenupūtė Kristoferio į šoną. Stenlis su Baltazaru nukrito. Bet jiems pasisekė nukristi ant minkšto samanų kilimo. Pasislėpkime toje skylėje, tarė Stenlis, rodydamas į medį. Belaukdami, kol baigsis audra, jie užmigo. Ir miegojo, kol jų nepažadino voras. Kelkitės, kas jums nutiko? Ar viskas gerai? Paklausė sunerimęs voras. Nagi, audra baigėsi, beveik nebelyja.
Lipkit man ant nugaros ir nueisime pas mane į urvą. Tuomet, mielai, parvesiu jūs namo. Ačiū. Tarė pavargę berniukai ir užšoko vorui ant nugaros. Tuo tarpu išlindo saulė ir danguje išryškėjo vaivorykštė. Netrukus jie atvyko į voro urvą. Voras davė jiems sausų rankšluosčių ir pavaišino sausainiais su karšta arbata. Vėliau, sotus ir pailsėję, jie vėl pasileido namo. Voras abu juos parvedė ir jie padėkojo jam už pagalbą. Kitą rytą į Stenlio langą pasibeldė kanarėlė Kristoferis. Labas rytas! Norėjau patikrinti, ar jums viskas gerai? Sučiulbėjo paukštis. Mes taip pat dėl tavęs nerimavome. Mes sveiki. Atrodė, kad laukia nuobodi diena, bet tada ištiko gausybė nuotykių. Sukikeno elniaragis. Kitą dieną Baltazaras su Stenliu grįžo prie upės. Gal pastatykime plaustą? Juokdamasis paklausė Stenlis. Gerai, bet nesekime paskui jį. Jei nuplauks, tegu plaukia, tarė Baltazaras. Kalėdos. Buvo šalta žiemos diena ir sraigis Beris su boružėle Dolita patraukė į mišką ieškoti papuošimų kalėdoms. Žiūrėk, Beri, šią eglutę nulaužė audra. Parsineškime ją namo, papuošime ją kalėdoms. Valio, turėsime tikrą kalėdų eglutę, sušuko Beris. Jis pakėlė eglutę ir pamatė šimtakojį pasislėpusi po jo šakomis. Padėk man, Beri, užkelkime jį ant rogių. Jis sužeistas ir sušalęs. Galime jį nugabenti į mano namus. Jie pakėlė šimtakojį ir paguldė jį ant rogių. Ar jis pasveiks? Sunerimo Beris. Žinoma, pasveiks. Dolita patikino draugą. Grįžę namo, jie paguldė vargšą šimtakojį į lovą. Dolita išvirė karštos arbatos, o Beris jiems skaitė šimtakojų pasakas iš pasakų knygos. Kitą rytą šimtakojis pramerkė akis ir nusišypsojo. Kasdien jo sveikata vis gerėjo ir netrukus jis vėl buvo sveikas. Dolita jį kvietė pasilikti. Tu toks mielas, neišeik šimtakojį, praleisk kalėdas su mumis. Ačiū, man bus labai malonu. Bet ką mes jam padovanosim? Susimastė Dolita. Kas pradžiugintų šimtakojį? Dolita papasakojo Beriui savo sumanymą. Mažasis sraigis džiugiai palinksėjo. Beris ir Dolita nuėjo aplankyti skruzdėlių. Karalienė juos maloniai sutiko. Dolita joms papasakojo, kokią dovaną yra sugalvojusi. Galim padaryti viską, ko tik nori, pasakė karalienė. Atėjo kalėdos. Beris su Dolita pagamino stovą eglutei. Kai sutemo, Beris įteikė Dolitai savo dovaną. Linksmų kalėdų, Dolita. Ačiū, Beri, pasakė boružėlė. Ji buvo sužavėta. Kaip gražu! Dolita buvo laiminga ir užviniojo dailų kaspiną ant eglutės. Linksmų kalėdų tau, pasakė Dolita ir įteikė Beriui dovaną. Šaltos ugnelės, super! Užkabinkim jas ant eglutės. Jie uždegė ugneles ir spraksinčios kibirkštis šoko aplink kalėdų eglę.
Žėrinti šviesa priviliojo daugybę mažyčių jonvabaliukų ir kiekvienas atnešė po kalėdinę dekoraciją. Net šimtakojus padėjo puošti eglutę. Netrukus pasirodė skruzdėlės su dovana. Jos padavė ją Beriui ir Dolitai. Čia mūsų dovana tau, šimtakoji, pasakė jam Beris. Linksmų kalėdų. Batai, sušuko jis džiaugsmingai. Jie padės tavo kojoms nesušalti, kai eisi per sniegą, paaiškino Dolita. Draugų šventė užsitęsė iki vidurnakčio. Ten buvo Kolorado vabalas Edvinas, elniaragis Saulius, svirplys Alfonsas ir karkvabalė Rosita. Jonvabaliai su skruzdėlėmis statė senį besmegenį. Visi jie dainavo ir šoko aplink kalėdų eglę. Drugelė Matilda taip pat atėjo į jų šventę. Laumžirgė Zefyra šoko su žiogė Strikse. Beris ir Dolita šoko su bitinu Baltazaru. Kai vakarėlis baigėsi, šimtakojis nuvalė savo batus ir padėjo juos ant lentynos. Kokia nuostabi diena! Gaila, kad kalėdos būna tik vieną kartą metuose.